Sveiki. Video darau jau praėjus trečdalį kelionės. Vis žmonės klausia, koks YouTube kanalas. Vis postindavau Facebook'e, Instagram'e. Ir vis žmonės paklausė, koks YouTube kanalas. Tai pasidariau ir YouTube kanalą, kad pamatytų ir kiti, nes žmonėms sako įdomu. Tai keliauju Camino Lituano per Lietuvą. Spalio mėnuo. Jau nuėjau trečdalį, maždaug 140 km. Ir tiesiog šitą žygį per Lietuvą buvau sustojęs. Berods 4 dienom buvo Achilo sausgyslė patempta. Buvau Kaune pas gydytoją, peršvietė, patikrino, viskas tvarkoj, pagėrė vaistų. Ir tiesiog kelionė nuo ten, kur baigiau, Burbiškių dvaras. Buvau čia palikęs lazdas, o kurias turiu iš čia. Originalios lazdas, tikro medžio, abiejų tokių negausit. Tai va, tiesiog kelionė per Lietuvą, piligriminė kelionė, einant praktikuoju, koncentracija, mantra. Buvau jau išsilgęs tos kelios dienos, gulimoj daugiausia pozicijai. Labai faina išeiti vėl atgal į kelią. Tai va, tiek iš manęs. Krenta lazdas, reiks sustoti šiam kartui, o daugiau papostinsiu vis kažką, kas man įdomu, kažkokias mintis, įžvalgas, kažką apie kelią. Labai graži ta Lietuva, visą laiką norėjau pakeliauti po Lietuvą, o pėstute nieko nėra geriau, negu pėstute. Ne tokiu masteliu, kaip norėjau visą Lietuvą, bet per Lietuvą, nuo šiaurės iki pietų. Jau mačiau daug ką gražaus, gražių miestelių, nuostabių žmonių. Sutikau įvairių gyvūnų. Pradžiai miegojau palapinėje. Nešiausi palapinę, du miegamaišius, kilimėlį, virdulį, daug šiltų drabužių. Ir va tą Achilo sausgyslę pasitempiau. Ir nutariau visgi, kad mano kūnas netoks stiprus. Tai palikau dalį įrangos, maždaug 10 kg nusėmiau nuo nugaros, jau su 18 liko apie 80. Nu čia be vandens ir maisto. Tai maždaug apie 10 kg turėtų būti dabar. Ir žygiuosiu toliau. Ir dalinsiuosi savo keliu. Kol kas tiek. Iki.